Mylėjai, rašot man daug, užduoda daug klausimų, prašo daug patarimų. Pasakojus aš esu labai daug apie ką. Pas mane jau ten artėja prie 700 įrašų, kiek aš esu padarius, ir tikrai labai daug temų pasakojus ir dar net ir pakartojus esu. Gyvenimas yra sudėtingas ir dabar labai jau tikrai didelės problemas turi žmogus ir prašo, ką daryti, tokį klausimą, prašo patarimų, kaip darbovietė. Turi labai kolegės, labai konfliktinės tokias asmenybės, žinot, yra tų konfliktinių žmonių daug. Ir tų toksinių žmonių daug. Ir aš nesuprantu, kaip galima šitaip kažkam gyventi, mėgautis kažką tai, tyčiotis, erzinti, skaudinti, kankinti ir mėgautis tuo. Šlykščiau negali būti šiam pasauly, kaip turėti kažką tai tokio šalia žmogaus, kuris taip su tai melksis. Nesvarbu, tai šeimos narys, gyvenimo partneris ar ką, nedarykit taip. Karma turi, tai yra tokia, žinot, kaip sako, gera kalė. Tikrai jinai viską sugrąžins atgal. Ir tikrai nukentės tas žmogus, kuris kankina kitus, paskui anksčiau ir vėliau jisai gaus tą pats savo. Bet čia kažkada bus, tai nelabai kažką ir žinot, nuramina. Visiems aktualu, kas dabar vyksta, kaip man dabar išgyventi, kaip tuo sunkiu momentu, kaip reikia kiekvieną dieną eiti į darbą, kaip į kažkokią koncentracijos stovyklą, kankinimų kamerą, kur tave tyčiosis ir engs ir kažkokia tai kiekvienoj aplinkoj atsiras toksai žmogus. Žinot, kažkam tai galbūt ir karmiška kažkokia tai pamoka ir skaitosi, kad niekas atsitiktinai nebūna ir tu papuoli ten ir į tokią aplinką, kur tave kažkas tai, žinot, tiesiog mokina. Tiesiog tu turi praeiti kažkokias karminės pamokas, galbūt tau reikia sustiprėti. Galbūt tau reikia išmokti su tokiais žmonėm gyventi ir kovoti. Ir bet kur tu nueisi, mokyklos vaikam klasėje atsiras tokie 1-2, net gal ir daugiau būtų, kur vaikučius kankina ir net bijo pasisakyti, nes yra ir žinot, grasinama ir šantažuojami ir gazdinami, kad ten bus dar kažką tai nubaus ar kažkam pakenks ir žodžiu, dar bus blogiau. Yra šitas visur. Ne tik ta, kaip armijoje, nuo senų laikų ten Dėdavčina sakydavo rusų armijoje ten, kad yra visur. Yra darbe tokie šlykštukai, yra mokykloje, yra kur studijuoja, universitetuose, yra mokyklose, yra visur tokie, būtinai statiniai medaus 1 šaukštas deguto bus. Gerai, tai čia jau aišku, dabar ką daryti, kaip yra šitokia situacija. Ką daryti, kaip šalia jūsų toksai toksiškas žmogus. Tiesiog, žinot, kaip aš jums pasakysiu, kovoti. Kiekviena situacija yra unikali. Vienu receptu visiems nepasakysiu. Va čia yra sudėtingiausia ir nežinau, kaip tą padaryti. Matot, aš turėjau tokią situaciją, kaip stambi mergaitė, tikrai linkusi į tukimą ir gana tokia jau, žinot, jinai ten pradinėse klasėse buvo viskas gerai, ten vaikai visi jau mažiukai, ten lygi 4 klasės, viskas jie tokį biskutį dar netokį sugadinti, gal ar kaip, žodžiu, ten viskas tvarkoj. Reikėjo pereiti į tą mokyklą nuo 5 klasės. Ir ta mergaitė buvo
užpulta, pradėta, o čia va gavom boksų kriaušę ir vaikinai ten didesni, žymiai kalidorių ten pradėjo kumščiuoti ir net įspyrė į užpakalį. Bet į mergaitė tokia kovinga. Ir jinai atsisuko ir kaip ji pasakoja, pagalvojau, nu kas bus, kad ir pati gausiu, bet duosiu kiek tik tai pajėgsiu. Nu ir prie visų ten kalidoriui daug didesnių vaikų, nes ten į 5-tokį, o ten ar 7-tokas ar 8-tokas net buvo tas vaikinas. Taip davė tam, kad jis šitaip užsidengęs rankom nuo tos mergaitės mažos, taip saugosi, nors buvo toksai matyt gana aršus vaikinas. Nu ir ką, daugiau niekas prie jos nelįs. Nesvarbu, kaip sakė, kad čia va durna merga ar kažkaip, bet ją pradėjau gerbti jos klasės ir mergaitės visus norėjo draugauti, su tokia saugu ir visa kita, ir ji turėjo pasisekimą ir tarp mergaičių draugų. Ir žodžiu, viskas va taip. Tai dabar ką daryti tokiu atveju, kai šitaip yra šitokia situacija? Kaip yra darbe, tu, aišku, tenais tų savo kolegų ar kolegių neprilupsi. Čia ir vyram, ir moterim būna. Ir užsisėdant kokio vaikinuko ar žmogaus, kur, vat, tokie, kur jiem reikia agresiją įsilieti ir tie vyrukai, testosteroną neįsitaško ir visa kitaip. Bet su moterim tai dar yra žiauriau. Jeigu jos ten kabinėsis ir aš susidūrus gyvenime tikrai. Tai dabar ką? Parodyt, atsiprašau, telefonas. Tai, žinot, labai sudėtinga kažką tai tokio taip, tokia situacija, kad, žinot, reikia visgi save kažkaip tai nuraminti. Jeigu parodysi tokiam žmonėm, kad tu kenti, kad tu reaguoji, jie puls daugiau. Rado tą boksų kriaušę ir jie mėgausis. Tokie sadistai, tokie toksini žmonės. Žinot, vienam padės, kad jį pasakysi, nu tu ir sadistė, ir sadistas, arba tu toksiškas žmogus, nu tavo ten, nu, žinai, vien tavo vaizdo ar elgesio apsinuodyt galima. Kartais susimasto, žinokit. Kitas ne. Tu jam ten malkas ant galvos tašyk ir jisai vis tiek mėgausis. Nu, jisai yra negatyvus žmogus lygi kaulų smegenų. Jis kaifuos tik tai, jis negerą darydamas kaifuos, bet jis visus kriausdamas, tyčiodamis. Kol jisai taip prisityčios, nu, man tik tai gaila tokių dvasinių ubagų, kurie šitaip gali gyventi. Gaila, tiesiog žiauriai užjaučiu juos, nes laukia jų, žinokit, tikrai, bet kai kankina jūs, tai jūs tas visiškai nepaguodžia, kad jam kažkada bus blogai, ar jis ten bus atkentės paskui kažkada už savo nuodėmes. O ką daryti dabar? Bandykit pasakyti, bandykit nereaguoti, bandykit nusišaipyti kažkaip. Nu, visiškas ignoravimas padeda, absoliutus dėmesio. Jeigu tai nėra jūsų viršininkas, aš žinau, tokius atvejus, žinau, kad tikrai pas mane su depresijom kreipiasi, kurias aš gana neblogai gydau. Bet sustiprino psichiką, nervus, smegenis tiesiog, ir tai yra tiesiog pilkoji masė, kurią galima energetiškai stiprinti. Ir labai dažnai, jeigu nevartoja vaistų, jeigu pradeda antidepresantus vartoti, tai jis žlugs bet kokiu atveju. Tas žmogus jau iš tų išeiti
iš tos būsenos ne visi sugeba ir labai sudėtinga. Tai šitą aš jau labai atsargiai rekomenduoju, žinokit, į tą liūną tų narkotikų legalių įlipus nebereikalų, juos ten narkomanai gaudo, tuos antidepresantus ir naudoja vietoj narkotikų. Tai dabar ką? Ignoruoti, visiškai nekreipdėmesio, visiškai nekontaktuoti su tai žmonėm, jeigu jie ne viršininkai. Turėjus esu, kur viršininkas ir tu nori, nenori, tau tenka. Bet irgi sukandai dantis, atkentėjai, gali mintimis ten siūsti į visur, bet irgi kitą kartą sakau, reikia prieš viršininką lojaliu būt, tai įsišiepkit gražiai, linksėkit galvą, o mintyse tai ten siūskit, tai atlaikysit. Siūskit labai toli ten kažką, nes psichika tada būna suvaldyta jūsų, lengviau atlaikysit tą stresą. O jeigu tik tai paprasti bendradarbiai, tai žiūrėkit kaip į kažką tai tokio labai menko, vargano, pasigailėjimų verto, menkystas kažkokius, kur šitaip gali džiaugtis ir kaifuoti nuo tokio elgesio. Tiesiog žiūrėkit su tokia užuojauta ir galit pasakyti, man tavęs gaila. Galit pasakyti. Ir tas suveikia, žinokit. Galit pasakyti, aš galiu tave tik užjaust, kas tavęs laukia, ar net nereikia, kuo mažiau šnekėti su tokiu, kuo mažiau ten įsileisti į diskusijas ir viską, kuo mažiau pasakyti, man tavęs gaila. Ir nusisukti ir nueiti. Tiesiog jūs turit save taip suvaldyti, arba tiesiog tau ten drabsto, erzina tave, provokuoja, tu nusišypsok, pečiais ir nueik. Tiesiog ignoravimas, mėlėji. 90% padeda šitokių žmonių. Jie bando, kaip nepasiseka jūsų išprovokuoti į pokalbį, į diskusiją, į ginčus, į ašaras, tada tie juodieji energetiniai vampyrai nebegauna to atsako, nemato jūsų streso, nemato jūsų susierzinimo, ašarų, viską. Jie tada ieško kitų savo kankinimo objektų, persimeta ant kitų, paliks jūs ramybėj, kaip negaus to maisto, ką jums reikia. Tai energetiniai vampyrai ir jie minta tik tai negatyvę, skausmo, ašarų, kančios energiją. Žemesnių lygių, žinokit, žmonių, tai aš juos tai kategorijai kaip žmogžudžiai, kaip, dar žmogžudys kitą kartą efektų būsenų netyčia padarė kažką, jisai graušis visą gyvenimą, šitas žmogus kankins, kol jis tik galės. Kol jį neužpuls kokia labai sunki liga ar pačiu kančios. Ir tai jisai visus, aš turiu tokį vieną žmogų, kur serga labai sunkiai, ir vis tiek nekenčia visų, jis visiems linki blogo, visiems ir nepataisomas žmogus ir jisai toks ir numirs, ką padarysi. Jeigu nebūtų tokių, tada nematytumėm kiek aplinkui gražių ir gerų ir nuostabių žmonių. Būkit stiprus, nepasiduokit tokiem. Tai yra ne jokių būdų, galvokit, kad išauksit jų pasigailėjimą, kai verksit, kad jie susigės jūsų ar ką. Užmirškit. Nei tu ten narcizą su ašarom graudinsi, nei tu šitokį toksinį žmogų, klausykite, energetinį vampyrą, kuris beviltiškai, žinokit, net nesistengkit. Tiesiog ignoravimas, tai jis duos, tikrai dar pasiruoškit, jeigu ignoruot pradėsit, tai kol jam atsibos, matys, kad nepramuša jūsų šitų ir tada paliks ramybė. Tai va, tokį patarimą žinokit. Nešiokit, kad stipresni būtumėt amuletus.
nešiokit ametistą. Geriausias yra egzorcizmų, tokių, kur apsaugo aurą ir jūsų visą, tai tiesiog pakabukas ant kaklo iš ametisto, auskariukai ametisto, galit žiedų, bet geriausia ant kaklo. Aš ir pati dirbu, kadangi su daug negatyvios energijos žmonių, sergančių visokių, tai pas mane, vat, kad ir labai smulkytis, bet čia ametistukas. Ant kaklo yra karoliukai tokie. Vyrinukas labai minimalus, bet jisai vat būtent kaklą apsaugo, galvą. Labai apsaugo ir auskariukai moterim, tikrai. Žieduką nešiokit, apyrankės nešiokit, bet apyrankės tai nešioja tie, kad jie dirba su liečia svetimus žmonės ir visokius gerus, negerus, negatyvus, ima pinigus, dar kažką, tai ant rankos nešiokit ametisto apyrankę. Galite ant abiejų, tai čia labai patariu. Arba liečiat, kažką darot žmonėm, kad ir masažus, ar bet kokiu atveju ten, tai labai jau patartina. Tai va tokie patarimai. Ametistas tikrai akmuo, egzorcistas ir jis labai stiprus. Gali jums padėti. Galima po rūbais apačioj, tiesiog paimkit va taip į ranką ir užkalbėkit jūs jį. Užkalbėkit, tu mane dabar saugok, tu esi mano saugok, jūs jam užkoduojat, energetiškai užkalbat jį patys savo gynybai. Bet kokį amuletą paėmė į ranką, bet kokį savo papuošalą, tai padarykit, moterys ir vyrai, būtinai šitą padarykit labai gerai. Labai gerai juos nešiot, bet juos ir, kaip sakant, prisijaukinkit, įsienergetinkit patys savo. Nereikia, kad ten nešt, kažkam mokėt, kažkam tai ten šventint ar ką. Tiesiog jūs patys įsakysit savo energiją, tą daiktą jūs saugot. Auskariukus, bet kokius papuošalus, net sagę plaukam galima pasakyti, kad nes plaukai tai yra jūsų, žinokit, energetinės antenos, irgi labai svarbu. Tai va tokie patarimai. Saugokit save, mylėjai. Linkiu jums visko geriausio, būti saugiem, būti mylimiem ir kad neturėtumėte tokių toksinių žmonių, tokių energetinių vampyrų šalia. Dėkuoju už laikus ir prenumeratas. Iki pasimatymų.